11 eteryje darbą pradeda žinios ir aš, Eglė Šantaraitė, kviečiu jūs apžvelgti dienos įvykius. Ir aš, Adomas Grinius, taip pat kviečiu apžvelgti žiemos dienos įvykius. Ačiū, kad esate kartu. Pradžioje apie naujienas keliais sakiniais. Para, kai Kaune dingo 9-metė, policija tyrė visas dingimo versijas, tarp jų ir pagrobimą, paskelbta tarptautinė paieška. Tikrinama visa informacija, visi vaizdo įrašai, registratorių duomenys, vaizdo kamerų duomenys, kita informacija gaunama iš gyventojų, iš viešųjų šaltinių. Stingdantis šaltis ūkininkų nesustabdė, šalyje degė protesto laužai. Paskiau lauksim žinių, kada važiuojame Vilnių. Bando eskaluoti arba kelti problemas per viešąją erdvę, tai man atrodo, tai nėra konstruktyvu. O štai ginčai dėl ambasadoriaus Lenkijoje netrukus gali baigtis. Ar valdantieji ir prezidentūra rado kompromisą? Tai būtų kandidatas, dėl kurio sutarė ir vyriausybė, ir prezidentas. Kada tai galėtų būti? Kuo greičiau. Duok Dieve būtų paskirtas iki žiemos pabaigos. Komisija ragina tvirtinti Vilniuje sprogusį daugiabutį bei uždengti jį plokštėmis. Masinė avarija Rusijoje. Naugardo srityje susidūrė daugiau kaip 30 automobilių, žuvo 4 žmonės, teko uždaryti federalinį greitkelį Maskva-Sankt Peterburgas. 9 asmenys įtariami bandė pasisavinti kone 3 milijonus eurų ES lėšų. Teigia, kursiantys inovatyvę plėvelę suyrančią greičiau nei įprasta, veikia ne tik Lietuvoje. Nesame tokie naivūs, kad už popierinę paraišką pervestumėm tokius pinigus. Visada įsitikinam. Žinių pradžioje kelkimės į Kauną, kur ieškoma be žinios dingusios 9-metės, kuri išėjusi iš namų į parduotuvę negrįžo. Nors policija neatmeta jokių versijų, esą labiausiai tikėtinas pagrobimas. Šalia vietos, kur dingo vaikas, esančios filmavimo kameros užfiksavo, kaip prie stotelės, kur buvo mergaitė, privažiuoja automobilis. Paskelbta tarptautinė paieška. Ieva Diraitė praneša, kad visą dieną ir naktį 9-metės ieško šimtai savanorių ir pareigūnų. 9 metų Agata išėjo iš namų Amalių soduose sekmadienį.